Taip, o kada automobilis turi papildomų šildymo funkcijų, pavyzdžiui, šildomos sėdynės, ar yra galima jo per programėlę, neužkrant automobilio, pašildyti tiesiog sėdynę? Daugumai automobilių, užgesinus automobilį, šildomos sėdynės, šildomas vairas, šildomas stiklas atminties neturi. Reikia paspausti. Bet kai kuriems naujesniems automobiliams aplikacija gali tai padaryti, nes jau pradeda gamintojas nuskaitinėti tuos protokolus, kad būtų galima tą funkcionalumą papildomai įjungti. Labai gražiai veikia Cupra Formentor, patiko šildoma sėdynė ir šildomas vairas ir šildomi abudu stiklai. Tai ką jis daro? Užveda, šyla ir ten prieš išeinant užtenka ten 5 minučių, kad ten viskas greitai iššiltų. Paspaudžia dar papildomą mygtuką ir įsijungia šildomas sėdynė, šildomas vairas. Nuo automobilio reiškia naujo. Nuo automobilio priklauso ir taip gan stipriai, sakysim, nėra ten labai daug tų modelių. Kaip ir būna kartais netgi automobiliams, kai kuriems bagažinės ženkliukas yra, bet kai kuriems nevaldo. Būna kai kuriems tik tai dar, bet neuždaro. Tie protokolai pagal automobilius yra labai įvairūs ir paimk tą patį modelį, markę, metus, bet komplektacija kitokia ir tada jau jisai kitoks.